Tai sveiki vaikai, kubinė šaknis šiandienos tema. Jinai labai panaši į tą temą, kurią mes ką tik praėjome, kvadratinę šaknį. Tai aš nuo kvadratinės šaknies priminsiu dar ir pradėsiu nuo jos. Taigi, kvadratinė šaknis užsirašo būtent va šitoks dvejetukas virš pačios šaknies ir jeigu ištraukius iš skaičiaus B kažkokį rezultatą gausime, bus rezultatas A. Tas A rezultatas, jeigu mes jį pakelsime kvadratu, gausime skaičių B. Tai čia apie kvadratinę šaknį. Mūsų atveju kvadratinė šaknis ir tie skaičiai, kurie jie negali būti neigiami. Taip sakant, jeigu mes traukiam šaknį, tai traukiam šaknį tik tai iš teigiamų skaičiaus. Tai B visada yra didesnis už nulį. Nu, arba lygus nuliui. Galima traukti šaknį iš nulio irgi. Taigi B visada yra didesnis arba lygus už nulį. Negalim ištraukti šaknies iš neigiamo skaičiaus. Tiesiog -4 nesitraukia. Net X negaliu parašyti. Nėra tokio atsakymo. Iš -4 negaliu ištraukti. Kol kas universitete bus įmanoma, dabar negalima. Gerai. Kubinė šaknis. Atsiranda minusai. Kaip tik galime ištraukti kubinę šaknis. Jinai vaizduojame taip pat kaip kvadratinė. Tik tai virš šaknies yra jau trejetukas. Kubinė šaknis. Tai ištraukius kažkokį skaičių mes gauname, tarkim, skaičių A. Iš B skaičiaus kubinę šaknį ištraukus gavom skaičių A. Tai kas atsitinka? Jeigu aš A pakelsiu kubu, tai aš turėčiau gauti B. Taigi B šiuo atveju gali būti bet koks skaičius. Gali būti ir neigiamas, ir teigiamas. Tuoj parodysiu pavyzdį, kaip tai vyksta. Gerai. Su kvadratinė šaknim, rodau palyginimui, kad būtų aišku, su kvadratinė šaknim taip. Jeigu aš 3 keliu kvadratu, aš gaunu 9. Iš 9 traukiu šaknį kvadratinę, irgi gaunu 3. Dabar jeigu -3 pakelsiu kvadratu, tai irgi gausiu 9. Taigi vėl iš 9 traukiant kvadratinę šaknį, aš vėl gausiu 3. Matote, aš negrįžtu prie -3. Grįžau į 3, į +3. Tai neįmanoma ištraukti iš šaknies neigiamą skaičių. Iš neigiamo skaičiaus kvadratinę šaknį. Dabar skaičiai su kubu, su kubiniu laipsniu. Gerai. 2 trečių laipsnių, 2 kubu. Visi žinom, kad tai yra 8. Tai kai traukiam kubinę šaknį, mes turime žinoti tokį skaičių, kurį pakėlus kubu gausim 8. Tai mes jau žinome, kad tai yra 2. Todėl atsakymas kubinės šaknies iš 8 yra 2. O kas atsitinka, jeigu mes turime neigiamą skaičių -2 kubu? Mano kubu pakeltas skaičius bus -8. Taip? Nes 3 kartus sudauginau minusą, gavau minusą. Nelyginis laipsnis, atsakymas neigiamas. Jeigu būtų lyginis, tai būtų teigiamas. Kaip ir šituo atveju, ne? Lyginis laipsnis, atsakymas teigiamas. Gerai. Tai kas būna, jeigu traukiu kubinę šaknį iš -8? Aš turiu suprasti ir įsivaizduoti savo, kad yra kažkoks skaičius, kurį pakėlus kubu, aš gausiu -8. Tai tas skaičius ir yra -2. Taigi iš -8 ištraukus kubinę šaknį, aš gaunu -2. Čia tik atsiranda tie minusai, kurie nepatinka niekada. Dabar gerai, toliau. Kas būna, jeigu yra dešimtainiai skaičiai arba paprastos trupmenos? Viskas taip pat kaip ir kvadratiniai šakniai. Traukiam iš to skaičiaus šaknį ir rašom atsakymą. Tarkim, jeigu aš pakelsiu kvadratu 300, tai aš atsakymą galiu paskaičiuoti taip. 3 kvadratu yra 9. Prašau, 9. O kiek turi būti skaitmenų po kablelio? 2 buvo kvadratu pakėlėm, reiškia 2 kart 2, 4. Reiškia mano skaičiuje trūksta 3 nuliukų. Parašiau. Tai 0,4
0,009 yra atsakymas pakeliant 300 kvadratu. O kas bus, jeigu aš norėsiu kvadratinę šaknį ištraukti iš 0,009? Tai aš žinau, kad yra toks skaičius, kurį pakėlus kvadratu gausiu va tokį skaičių. Tai reiškia, tai yra 0,03, 300. Kas vyksta su kubu, su kubinė šaknim? Tai pabandom tą padaryti su mano tuo pačiu skaičiumi, su 300. Keliame kubu. Tai gerai, 3 kubų yra kiek? 27, šitą jau išsiaiškinom. Ir dabar kiek turi būti skaitmenų po kablelio? Buvo 2 kart 3, 6. 2 jau yra, tai trūksta 4 nulių. Štai mano skaičius, kurį pakėliau kubu ir gavau atsakymą. Tai dabar kas būtų, jeigu aš norėčiau ištraukti kubinę šaknį iš tai tokio skaičiaus? Tai aš turiu įsivaizduoti ir suprasti, kad yra kažkoks skaičius, kurį pakėlus kubu, aš gavau tą atsakymą. Mano atsakymas, ištraukius kubinę šaknį iš šito skaičiaus, bus 300. Kas bus, jeigu neigiamas skaičius? Čia niekas nepasikeis, atsakymas toks ir bus, neturiu neigiamo po šaknimi. O čia, jeigu turėčiau kubinį laipsnį, tai gaučiau, aišku, neigiamą ir atsakymą. Ir ištraukus kubinį šaknį iš tokio pat neigiamo atsakymo, mano atsakymas irgi būtų neigiamas, minus 300. Taip? Paprastos trupmenos. Lygiai kaip ir su kvadratiniam šaknim, taip ir kubinis irgi taip pat traukiasi. Jeigu aš turiu 1/2 pakėlęs kvadratu, turiu 1/4. Tai ištraukęs kvadratinę šaknį iš 1/4 aš gaunu 1/2. Kas bus, jeigu norėsiu pakelti kubu? Tai 2/3, tarkim, kelių kubu, ką aš gaunu? 2 kubu 8, 3 kubu 27. Tai traukiant kubinę šaknį iš 8/27, aš galiu atskirai iš kiekvieno skaičiuko ištraukti kubinę šaknį. Aš galiu kubinę šaknį ištraukti iš 8 ir padalinti iš kubinės šaknies iš 27. Ir aš gausiu tą patį, ką ir ten dariau. 2/3. Mano atsakymas bus 2/3. Tai su neigiamais skaičiais būtų tas pats. Būtų tas pats. Jeigu čia būtų neigiamas, tai kaip ir anais pavyzdžiais būtų lygiai tas pats su neigiamais skaičiais. Dar yra visokių kitų variantų su minusais užskliausto, ne, jeigu būna va čia tas minusas ir taip toliau. Visokių įvairių yra niuansų, aš jų visų dabar nepaaiškinsiu, bet jeigu ateina minčių, kokių klausimų kyla, klauskit, aš atsakysiu. Ar yra klausimų? Gerai, ačiū tada.